Tarp šimtamečių ąžuolų, apsuptas upės, toli nuo miesto ir nuo žmonių akių paslėptas vienas gražiausių barokinių meno ansamblių Pažaislio Kamaldulių vienuolynas. Išlaikyta simetrija nuo vartų iki barokinės varpinės atsiveria iš paukščio skrydžio. Čia Kamaldulių vienuoliai priimdavo pakeleivingus tikinčiuosius, suteikdavo jiems nakvynę ir poilsį atsiskyrėliškoje tyloje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanclerio Zigmanto Paco funduojamas vienuolynas ir bažnyčia pradėti statyti 1667 metais ir baigti 17 amžiaus pabaigoje. Pažaislį statė beveik visi italų menininkai. Statybų metu dirbo 4 italų architektai – broliai Pietras ir Karlas Putiniai, Giovanni Battista Frediani ir Isidoro Afaitati. Tiek architektų vykdant didelės statybas buvo sunku sutikti net didžiuosiuose Europos miestuose. Todėl geriausiais Italijos architektūros pavyzdžiais sekantis aukštai virš bažnyčios iškylantis kupolas liudija ne eilinius mecenato Zigmanto Paco meninius užmojus. Ne tik architektūrinių formų išskirtinumas, o bendras dekoratyvinės puošybos detalių ir sieninės tapybos freskų vientisumas suliejo unikalų Pažaislio architektūrinį ansamblį, kuriame buvo panaudotos praktiškai visos tuomet žinomos naujovės. Aukščiausio lygio itališkos tapybos normas sienų freskose paliko 10-metį čia dirbęs Florencijos tapytojas Michelangelo Palloni. Puošybai naudota dekoratyvi medžio drožyba, stiuko lipdyba, bet niekada Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje iki tol ir vėliau baroko epochoje puošiant vieną bažnyčią taip gausiai nebuvo panaudotas marmuras.